O tas lūpas būtina taip? Don't put it up. Forward. Yes. That's how long you can go. And it's a lot, because before you only was here. Yeah. And when we're always working on the front leg can take more strikes than the back one. That's why it's always good to come closer, because from here you don't make any damage, but from here, bam, bam, boom, it's more nicer, yeah? Again, I'm not going to go forward, I'm going to go a little bit to the side. Southpaw, I see, but show me how you doing. You falling here, you don't have balance. You need to have balance. From here, you bam, have to have balance. Bam, and I have balance, and boom. Yeah, shoulder, just shoulder. Now shoulder. If you're gonna fight, then you kick, punch the head. Every time you're doing the same thing. Bam, bam, bam. Uy, uy, uy. Then he don't know where to look, what to wait. Look, this is our olive oil dealer of Croatia. Just for you. Hello, friend. For you. Thank you. Our product. Fresh. Original. Without any conservatives, without anything. Just fresh olive oil. Made with these hands. The good oil. Thank you, brother. You're welcome anytime. Thank you very much. So if we do it, bam, bam, ooh, now he's waiting for the back fist. He knew that I'm gonna do the back fist, but the same thing in the fighting. He cannot know what he's gonna do. And you, so if you connect, already automatically he's afraid. It's hard to do like this. That's why you need to do bam, bam. And read, don't forget to read. Just focus how the air is coming in, make a circle and coming out. Slowly open your eyes. Thank you. Great training. Good training? Great. You like it? Yes, it's great. Amazing. Really great. Labas rytas, šiandieną vėl grįžtame į Omišą. Važiuosime su keturračiais. Lietuviai sugalvojo pramogą. Praeitą kartą, kai mes buvom su jais kartu, tai nesigavo, nes nebuvo keturračių laisvų, bet šią kartą visgi nusprendėm išbandyti šią pramogą. Sakė, 4 valandas bus, vienas keturratis, 100 eurų, man atrodo. Už visas 4 valandas? Jo, tai laukia smagus laikas. Šitą stovyklą atvykau pasiūlytas draugo prieš kelis metus į Splitą, į pasiūlykit bokso stovyklą, kurią ves Mirko Krokop. Sergej Maslobojev, kai sakoma, mūsų Lietuvos didvyris žvaigždė, taip ir suviliojo tie aukšto lygio sportininkai ir tuo pačiu, kad tas stovykla vyks Kroatijai. Labai gražu čia. Graži aplinka. Pirmoji stovykloje labai man patiko. Nėra didelė kaina, aukšto lygio sportininkai. Noras tobulėti, eiti į priekį. Tas aktyvus poilsis, tu ir pasportuoji, tos treniruotės, 2 treniruotės per dieną, bet jos subalansuotos labai gerų laikų. Tu turi laiko ir pailsėti, ir patostogauti, ir pasportuoti, ir su naujais žmonėms susipažinti. Ta prasme, viskas mėgėjams, pradinukams ir aukšto lygio sportininkams, labai įvairaus lygio sportininkų susirinkę. Atvažiavę ir kroatai, austrai, vengrai, ta prasme, čia iš viso pasaulio atvažiavę. Ir jaunesnių yra, ir žemesnio lygio sportininkų, ta prasme, visokio lygio yra. Ir labai fanas kolektyvas, kad niekas nesitraumuoja, vieni kitų saugo, gali ir tobulėti, ir tave pamokins. Ir apskritai, kur patobulėsi, jeigu ne čia. Sportuoju, aš Airijoje gyvenu, einu ir kitboksą, einu ir muay-thai, bet kaip bebūtų, tu nesijauti taip sparčiai tobulėdamas. Čia per savaitę
sakyčiau, patobulėjai tiek, kiek pas savo sporto klubą sportuotų mėnesį ar 2. Chebra, pagalvokit, jeigu turit laiko, galimybės, būtinai atvažiuokit, praleiskit laiką su mumis, ir sakoma, litovcais kartu. Ir pailsėsim, ir papramogausim, ir su keturračiais pavažinėsim, ir pasportuosim, ir vienas kitą pamokinsim, kai sakoma, jo, judėsim visi pirmyn. Beje, bičiuliai, montuodamas šį podcastą pagalvojau, kodėlgi jums nepriminus, kad mūsų kanalas bus labai jums dėkingas, jeigu jūs palaikysit mūsų spausdami like, palikdami savo komentarą ir nepamirškit apie subscribe. Taip pat atskiras ačiū tiems, kas paremia mūsų darbą YouTube membership'e. Tad ačiū jums labai ir gero jums žiūrėjimo. Prieš 2 metus pamačiau, kad yra stovykla Kroatijoje. Pamačiau per vėlai. Pasakiau savo, kitais metais važiuosiu. Aš iš Anglijos. Treniruojuosi, tai geras sportas, kaip hobis. Labai daug įdomių žmonių pamačiau žvaigždes. Sutikau čempioną pasaulio. Naujų technikų, žmonės, kurie treniruosi ilgą laiką ir tas technikas gerai išgvildenę per sparingą. Tas sparingas nebūtinai gali būti baisus kaip kova, tai gali būti kaip žaidimas ir tas technikas gali išbandyti visas. Aš jau planuoju čia grįžti. Čia ne tik stovykla, čia yra atostogos. Čia yra geros atostogos, nes įskaičiuotas ir sportas. Ir nėra labai brangu. Jūra šilta, paplūdimiai geri, labai daug gamtos, su kajakais plaukt, su valtim, su keturračiais važinėt. Yra labai daug ką čia veikti tarp treniruočių. Aš manau, kad žiūrovas, kuris žiūrės, jisai vis tiek domisi kovos menais. Aš sakyčiau pasimti šeimą ir pabandyti kitais metais, kodėlgi ne. Yra labai daug skirtingų lygių kovotojų ar sportininkų, kurie atvažiuoja ten ir visi yra laukiami. Kaip matot, ne tik profesionalai, bet ir tie, kas užsiema hobiu, gali prisijungti šitą stovyklą ir praleisti puikiai laiką. Ne tik pasportuoti, bet ir turėti puikias atostogas. Joje lietuviai, joje lietuvaičiai. Šitą nusipelis kaip šaltinis. Šaltinis ir yra šiaip. Skaidrumas vanduo. Vandens. Čia giliau? Nesieki dugno? Eik tu savo, žiūrėk, nesieki dugno ten. Ne, tiesiog, taip neri ir žiūri čia. 1, 2, ne. Šitokis man po vandeniu. Tik privyžu, kaip tik čia. Ne, jau nuvaliu. 1, 2, 3. Huliganai! Jo policija važiuoja. Ne, sako, toj, sako, gerai. Nes jau kalbėjau.
Stovyklai labiausiai patiko tai, kad patikrinau save, savo galimybės, turiu daug parako ir apskritai Kroatija iš tikrųjų yra išskirtinė. Ir gamta, jūra, stovykla man motivacija, treneriai, mūsų nugalėtojas Sergejus, iš tikrųjų labai gera patirtis. Ta lietuvių bendruomenė iš tikrųjų kviečiu visus kartu, ne tik patys tėvai, bet ir vaikus atsivežti ir motyvuoti į vyrų gyvenimą. Na, o šią įdomią kelionę mes nusprendėme užbaigti naktinėme Splite su kolektyvu lietuvių prie puošnaus, turtingo mėsų stalo. Koza Nostra. Stovyklos uždarimas. O kaip gražu, oi kaip gražu, oi kaip gražu. Beje, šitam restorane dirba tikrai labai charizmatiški padavėjai, kurie ir pradžiugins su gerais bairiais, o kas liečia maistą, laivaizdai kalba patys už save. Nors dienas Splite tikrai pakanka turistų, bet naktį, kaip ir Italijoje, miestą užplūsta didelis srautas žmonių. Na, o čia mes matome Game of Thrones muziejų, kaip ir buvau minėjęs praeitam vlogė, kad būtent Splito požemiuose buvo filmuotas vienas iš epizodų šio įdomaus bei įtraukiančio serialo. Diocletian Palace is among the best preserved monuments of the Roman building heritage in the world. Na ir vakaro pabaigai. Santulė nebūtų santulė, jeigu neužsimtų vėl savo nesąmonėm. Negaliu patikėti, suaugusi moteris, bet... Turi išsipildyti. Matomai todėl aš ją taip stipriai ir myliu.